Vaikai, o kodėl mums kyla įvairiausių klausimų? Ir kaip rasti atsakymus? Tie klausimai įvairiausi. Kai tai net baisus. Pavyzdžiui, daugumą vaikų kankina klausimas, o kas būtų, jeigu būčiau? Na, pavyzdžiui, aš. Kas būtų, jeigu aš būčiau traktorius? Garsiai burkščiau? Manęs visi bijotų? Ar su manim draugautų? O jeigu aš būčiau vėjas? Didžiulis vėjas? Visas pilis išvartyčiau, visas paslaptis po pasaulį išnešiočiau. Draugautų su manim kas nors ar nedraugautų? Na, o jeigu būčiau maža skruzdėlytė, manęs niekas nematytų, ar kviestų mane žaisti? Ar nekviestų? Kas būtų? Labas, Klaustute. Klausyk, kodėl tu šį vakarą esi tokia svajingai, melancholiškai, užsigalvojusi ką? Man šiandien klausimų lavina. Štai pavyzdžiui, kokių? Na, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu aš būčiau traktorius? Ar su manim draugautų? Jeigu aš būčiau vėjas, jeigu traukinys būčiau, ar būčiau mažas skruzdėlė, ar didelis dramblys, o jeigu būčiau užuolaidos, jeigu būčiau spinta, arba tiesiog kepurė, paprasčiausia kepurė. Stop. Be abejo, įvairiausių klausimų kyla visiems vaikams ir tau, Klaustute. Klausyk, aš galėčiau daug tau pasakoti. Kas būtų, jeigu tu būtum traktorius? Be abejo, mes visi važinėtumėm po žalius laukus, draugautumėm, krykštautumėm ir būtų labai linksma. Jeigu tu būtum vėjas ir lakstytum po visą pasaulį, mesgi galėtumėm užskipti už tavo skraistės ir kartu su tavim skraidyti, žaisdami su kitais vėjais gaudynių. Jeigu tu būtum maža skruzdėlytė, be abejo, tu galėtum parodyti mums, kaip žaidžiant slėpynių galima pasislėpti po mažiausiais akmenėliais, kad mūsų niekas nerastų. Klausyk, kadangi yra vakaras, mes paprašysim, kad mūsų stebuklinga pasakų skrybėlė ir atsakytų į visus klausimus, kurių kyla tau ir kurių kyla vaikams. Ar pasiruošę vaikai? Pasiruošę. Tuomet kibirvybir tam tarai, skrybėlė ateik čionai. Štai mūsų kiekvieno vakaro pasakų skrybėlė. Ji žino begalę visas pasaulio pasakas. Ar gali tu imti ir uždėti man ją ant galvos? Galiu. Aha. Koks aš jaučiuosi dabar pasakiškai išmintingas. Ar taip, vaikai? Na, o dabar įsipatoginkit visi savo lovelėse ir paslaptinga pasakų skrybėlė paseks pačią gražiausią pasaką. Debi Glori. Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų. Mažyliui buvo liūdna ir nyku. Jis siuto, mėtė, svaidė, daužė, pargriuvę šaukė, maigė, laužė ir šokinėjo, pliekė, trankė. O vargę stvėrės už galvos mama. Koks viesulas čia lankės? Į jos žodžius Mažylis. Aš piktas ir niūrus, nes nieks manęs nemyli. Mažyli, tarė jam mama, ir pikta, ir nepikta, mylėsiu visada tave, kad mums ir kas nutiktų. O jeigu aš būčiau lokys, vis vien mane mylėtum? Ar būčiau mielas tau, mamyt? Na žinoma, man ir lokiukas tiktum, mylėsiu visada tave,
kad mums ir kas nutiktų. O jei pavirščiau vabalų staiga, vis vien mane mylėtum ir apkabintumei mane. Na žinoma, ir vabaliukas tiktum. Mylėsiu visada tave, kad mums ir kas nutiktų. Kad mums ir kas nutiktų? Mažylis šypt ir šypsos. O jei krokodilu pavirščiau? Su meile švelniai apkabinčiau, lovytei rūpestingai apkamšyčiau. Jam pažada mama. O ar meilė lūžta? Klausė jos mažylis. Ar irsta? Ar susilanksto dyla? Ar galima ją pataisyti? Suklijuoti, susiūti, sudygsniuoti? Ak varge, tarė ją mama, aš netokia protinga. Žinau tik tiek, esi man reikalingas. O kasgi bus, kai nieko nebebus? Kai mūsų nebebus? Ar ir tada neišsiskirsim? Ar meilė nepražus? Mama pakėlus priglaudė mažylį, sužiūroje į naktį tylę. Mėnulis plaukė dangumi, už lango žvaigždės skaisčiai švietė. Mažylį, į žvaigždės pasižiūrėki, kaip sklinda jų skaisti šviesa, nors kai kurių jau ir nėra, bet žiba jos dangaus skliaute ir jų šviesa kaip meilė amžina. Taigi, Tute, nesvarbu, kas mes bebūtumėm, o svarbiausia, kad būtumėm vieni kitiems reikalingi. Kai už lango tyliai spindi sutema, mėnuo švelniai seka pasaka vaikams, o laumės miško fėjos sapneliu spindės. Ir ant pagalvėlės ji vaikams padės.